Man atėjo žinutė iš moters apie vertinimą ir nevertinimą savęs. Klausimas, jei aš jaučiuosi neįvertinama ir panašiai. Ir dažnai mes moteris tikrai jaučiamės, ar ne, neįvertino, nepamatė, nepasidžiaugė, nepasakė. Tai aš to sulaukiu iš aplinkos. Kodėl, ar ne? Kodėl manęs, pavyzdžiui, neįvertina? Tai pirmas atsakymas yra todėl, kad dažniausiai pati moteris savęs nevertina. Jeigu aš nesugebu įvertinti savo laiko, nesugebu įvertinti savo padarytų darbų, nesugebu įvertinti ir pasidžiaugti, kokia aš esu iš tikrųjų kaip asmenybė, kaip moteris, ir aš visada savim nusivylusi, nepatenkinta, moku tik prie savęs prikibti, save terrorizuoju mintise, eina liūdnos mintis, nesugebu savęs kažkaip atrasti, į ką atsiremti, bet pati savo. Lygiai to paties mes sulauksim ir iš savo aplinkos. Mano aplinka atspindi, koks yra mano vidus. Ir niekaip kitaip atrodytų, nu jisai kaltas, jis man neduoda meilės, bet jis negali tau duoti meilės, nes tu pati savęs nemyli. Ir kaip tai atrodo, tu tiesiog nesupranti meilės energijos, nes sau neskiri dalykų, dėmesio, laiko, kažkokių veiksmų, kurie yra susiję su meilė sau, iš meilės sau. Ir pavyzdžiui, tas pats vyras gali pasakyti gražų žodį, gali padaryti kažkokį gražų veiksmą. Ir moteris, kuri nemyli savęs, kuri nevertina savęs, jinai neįvertins jo gražaus žodžio, neįvertins gražaus veiksmo, jinai net nepamatys. Nes įprotis yra sureikšminti dalykus, kurie visiškai nesvarbus. Pavyzdžiui, kas buvo blogai pasakyta, padaryta prieš savaitę, prieš 2 dienas, kodėl mes susipykom, kodėl vėl tu manęs nepamatei būtent šito darbo, kaip aš atlikau. Tai čia labai svarbu yra suprasti, kad ir kiek mes stengiamės eiti į išorę ir atrodo, galvoti, kad dėl išorės aš būtent tik tais tokią gyvenimo kokybę turiu, ne. Viskas priklauso nuo moters vidaus. Tai jeigu tu nesugebi įvertinti savęs ir pasidžiaugti, kaip faina išsikepiau pyragą, kaip faina pasigaminau savo kotletus, balandėlius, ką aš norėjau, varškėtukus. Ir kaip faina, dar ir vyras pavalgys. O kaip dažniausiai elgiamės nevertindamos savęs? Pirmiausia, net nežinom, ko mes norim. Ar mes norim balandėlių, kotletų ar varškėtukų. Net nepaklausiam savęs. Antra, iškart puolam kažką gaminti dėl kito. Dėl vyro viską. O jis nuvalgo, priima paprastai, jis yra jaučiasi dėkingas, bet jau mums reikia taip su hiper to dėkingumo, kad atrodo, ar tu supranti, kad dėl tavęs. Bet dėl jo ar dėl išorės darom tik dėl to, kad būtume užsiėmusios ir nieko nedarytume dėl savęs. Ir tada užsisuka žiurkių ratelis. Sukuosi, noriu gauti įvertinimą, meilę, pripažinimą, dėmesį ir niekaip negaunu. Tai va čia momentas yra stabtelti ir pradėti dalykus daryti dėl savęs, nes man tai patinka, nes man tai malonu, nes man yra tai svarbu, nes aš noriu, va būtent šitaip noriu ir jau užtenka šito pasiteisinimo. Tai kai pradėsi elgtis ir priimti sprendimus, vertindama save, visada iš savo aplinkos sulauksi daugiau įvertinimo.